tikrųjų ryškius rūbus. Ir jeigu taip labai aiškiai apibūdinant, tai vis dėlto man artimiausias yra repo stiliaus apranga. Be abejo, aš turiu ir tokių, klasikinių, taip, ir visą laiką mėgstu, ką nors tam taip paryškinti, paderinti iš tikrųjų, nes... Krištalas, vizgam. Taip, jau kitaip negaliu. Na, čia toksai būtų toksai, šiaip su draugiam susitik, taip galiu išeiti apsirengus. Po to čia toksai į klubą, vasarai. Avalinė, tai viską taip ir derinu, iš tikrųjų, vat irgi gali pamatyti, kad iš tikrųjų mėgstu ryškius pakankamai. Nu, čia tokia kaip vakarinė suknytė, kaip iš tikrųjų ji buvo ilga. Po to man nusibodo ir aš ją pasitrumpinau. Taip. Man tai labai patinka visi tie marškiniai. Dėkui, čia ne mano. Bet prašom, mielos moteris, pasižiūrėkit, ką pas moteris spintoje yra. Šmaris, nu. Nu, betgi gražu. Nu, tai kur eina taip apsirengus? Nu, šitas yra labai gražu. Taip, man irgi labai patinka. Jo. Ne! Neverkit, ponė, miela, neverkit. Nu, žiauru. Tiesiog aš manau, kad pretendentė į Miss Lietuvos karūną, per vulgaro, ar ne? Negriška. Kaip jums atrodo, man tinka šitas? Bet čia gyvo, kaip gražu pažiūrėti. Čia tarp kitko aš galiu dar parodyti, tada pati nusimesgiau. Bet šitas labai gražus. Nu va. Jeigu šitą mestumėt, aš tikrai neleidžiu išmest. Metam tą Maikę lauk, nu. Maikė, nelietuviška žodis, labai atsiprašau kalbininko. Netgi Madona, būdama 50 metų, leidžia savo rengtis ryškiai. Bet mes esame Marija Žemė, neturi Madonos ir... Aš? Vasarinis. Kaip kęstai? Prasme, aš manau, iš principo, kad vėlgi, kaip aš sakiau, kad ryškios spalvos, jos iš principo šį sezoną yra labai ant bangos ir jeigu su tokiu daiktu jūs nevaikščiosit dieną mieste, Senamiesčio gatvėje, tai yra viskas puikiai. Jeigu vakarui kažkur išsimesti ypatingai... Aš su tais daiktais dieną nevaikštau. Tai dabar iš viso nebevaikščiosit, nei dieną, nei vakare. Na kągi, išnešu gerai, kad tiek į labdarą viską. Aš tikiuosi, kad niekas nepaims šitų rūbų. Tikrai. Aš tikiuosi, kad kas nors paims.